4 klasių gimnazistai, siejantys savo ateitį su fizika, turėjo galimybę susipažinti su Kauno technologijų universiteto teikiamomis studijų programomis. Fizikos pamokoje pirmadienį pas mus lankėsi KTU dėstytojas ir ragino 12-okus stoti į naują studijų programą, kuri vadinasi šilumos energetika. Tai labai yra perspektyvi specialybė, kadangi jau įstoję mokiniai sudaro sutartį su garsiom įmonėm, kurios užtikrina darbo vietą. Na, šita specialybė yra tikrai įdomi, kadangi tai yra susiję su šiluma, šiluminiais reiškiniais, taip pat ir su šaldymo visom sistemom. Dar prie viso šito labai perspektyvi specialybė tai yra branduolinė fizika, kur mokiniai, bet jau baigė studentai šitą studijų kryptį, jie po pirmo semestro, jie pagal mainų programą gali vykti į užsienio šalis, na ir ten dirbti laboratorijose, nes Lietuvoje tokių laboratorijų atlikti tokiem bandymam, eksperimentam tikrai nėra. Na ir manau, kad mokiniai labai gražiai, gerai klausė, matėsi iš jų susikaupimo, kad galbūt kai kurie ir susidomė šitą specialybę, tuo labiau, kad nereikalingas labai aukštas konkursinis balas, na, bet aišku, vis tiek mokiniai turi turėti kažkokį tai norą, suinteresuotumą, ne tik, kad įstoti vien dėl to, kad ten nėra labai sunku įstoti, na, bet kad būtų ir gera mokytis ir kad baigę šitą studijų programą, jie būtų geri darbuotojai. Mūsų mokykloje viešėjo svečiai. Tai Vytautas Markevičius ir kariuomenės kapelionas kunigas Alfonsas Bulatas. Jie nuoširdžiai pasakoja apie nelengvą Lietuvos kelią į nepriklausomybę bei Sąjūdžio veiklą. Savaitgalį Erasmus Plus dalyviai vyko į Nidą, Klaipėdą bei Palangą, kur vykdė įvairias veiklas ir aplankė šių miestų įžymybės. Perfect, thank you very much. Linkėjimai iš kelionės iš Klaipėdos. Su jumis buvo Ralio žinios ir aš, Emilija Milašiūtė. Linkime nuostabios savaitės.